Ir kaip jums šiandien parodyti filmai festivalyje? Filmai labai patiko, kaip ir iš tikrųjų jau 3 metus iš eilės dalyvauju šitame festivalyje ir esu labai geros nuomonės, nes iš tikrųjų man patinka tokie dalykai, pradedi žmogus mąstyti visai apie kitus dalykus, pasižiūrėjęs šitos filmus. Keičiasi mąstymas tiesiog, penas gal dūšiai, vidum, atšviesėjai vidum tiesiog. O kuris jums filmukas labiausiai, ar tematika patiko, ar kas, kuris? Iš tiesų patiko pirmas Solelis, jeigu neklystu pavadinimas buvo, pirmas man patiko. Ir šitą vaikino liktai, kuris tenais, skambučio kaina 5 litai, kuris ten buvo filmas. Jo, tokie, pamastymai, iš tiesų gal liečia mūsų tiesiog realybę. Ar reikalingi tokie miestelėje kaip Šaukėnai tokie festivaliai? Labai reikalingi, nes žmonių savišvietai, gal tiesiog netgi turi žmonės, kur išeiti ne kiekvieną dieną kažkur gali, iš materialinės pusės, piniginės neišgali gal žmonės kažkur nuvažiuoti. Ir to labiau iš dvasinės pusės. Reikalingi tokie. Ir ačiū rengėjams, ačiū organizatoriams už tokius filmus, už tokį festivalį.